Planuoju rašyti vlogą apie kelionę į kalnus, bet dabar nežinau, ar pasiseks, nes taip saugom Kamilą, niekur neėjom ir dabar vis tiek sloga. Sloga, jau šiandien nieko nenori valgyti, parodyk nosytę, Kamiliukai. Viskas bus gerai, ką? Jo. Nežinau, laukiam lėktuvą į Miuncheną ir viskas. Negaliu labai pahaipinti, nes žinot, kai vaikas serga, tai niekad nežinai, į kurią pusę pasisuks reikalas. Oi, atvykom, parodau truputėlį, kaip atrodo apartamentai su virtuvėlė. Eisim tuoj Kamilytė išvirti vakarienę. Va, patinka Kamilytė čia? Jau ką daryti. Eisim vakarienę pasidaryti ir kas čia dar tuoj apsižiūrim. Va, vienas kambarys su lovyte visai fainas. Vonė kokia faina. Nežinau, ar išeis pagulėti. Kur, Amukai, galim užeiti pas tą? Neblogėja, Kamilytė turi slogą, bet tokia tikrai nefaina sloga, bet daugiau nieko nevyksta. Temperatūra nekyla, tai stengiamės gerti daug skysčių. Ne, Kamiliukai? Kamiliukai? Ką? Kaip tu jautiesi? Gerai, visai tada įsodai ir kepėjai. Kaip tėtis? Kiek tėtis sumokėjai? 10 eurų. Už šitą visą? Yes. Ema sako, irgi tokį galėtų gerą padaryti. Gerai, apžiūrim kambarį. Pradedam nuo vonios. Čia jau po truputį visi įsikuria, tai greit skubu filmuoti, nes paskui bus bardakas tiesiog. Pažiūrim, kas matos per langą. O, žiūrėk, galėsim eit pačiuožinėt. Kamilos nuotaika dar nelabai, toj sufokusuojam. Kamilos nuotaika dar nelabai, galim net pažiūrėti, ką jinai veikia. Pikta. Pikta. Va, Kamila, pamojuosi? Kamila nepamojuosi. Tai va taip. Čia yra mano dream place'as. Dabar aš jums paskui aprodysiu visą viešbutį, kaip ten kas atrodo. Bet realiai tai čia viskas apačioj. Tobulai vaikam. Mes čia esam buvę vieną kartą ir dar labai panašiai mes esam buvę prieš porą metų. Tai nežinau, visa šeima labai norėjo šičia. Tai va, tai mes su Mindaugu lipam į kalnų šiandien, o mergaitės va ten kažkur su rogutėm važinėjęs. Tai, nu, o dar jeigu parodysim pusryčius, tai iš viso. Dabar tik aprodau jums truputį, nes paskui jau būsiu su Kamilyte, tai bus sunkiau. Keltukas, mokyklėlė, vaikai miega, rogės, čia sniegas, tai nori visi slidėm pasimokinti. O va čia ferma tokia gyvūnė. Dabar eisim pažiūrėti, kur mergaitės, nes aš neįsivaizduoju. Gal žaidžia kažkur, gal jodinėja, pažiūrėti. Right, and then inside the right, they come all back. Så nu går jeg von gær. Jamen væk. Warum? Ką, poniuka? Pažiūrėsim, kaip slidinėsi, tada ir nuspręsim. Einam į lauką dabar. Šiandien mes esam išsiruošę slidinėti, bent jau bandom. Sniegą surado maždaug valandos atstumu nuo mūsų viešbučio. Tai nežinau, kaip čia išeis. Tikėjomės, kad bus saulėta diena, bet diena tokia ramesnė. Žodžiu, ruošiamės, kraunam slides ir matysim, kaip seksis. Jisai gal tavo rankos dar kvepia, valės. Atsargiai, dukriukai. Kamiliukai, va čia ir sėdė gerai dabar. Kamila renkasi arkliuką vėlesniam jodinėjimui. Žiūrėk, Kamilytė, aš ten tokį taškuotą matau. Nori nueit pažiūrėt? Einam pas taškulį. Lipam į kalną didelį. Ne, lipa kur tas sesė mūsų. Laukiam, kol sesė atneš mum obuolių. Mes tada galėsim ramiai pasimaitinti arklius ir galėsim važiuoti toliau. Išvažiavom ieškoti kalnų ir sniego. Taigi dabar lyja. Bet visi esam nusiteikę pozityviai ir bandom surasti sniegą. Pažiūrėsim, kaip seksis. Nala, Kamilai nupirkom akinius. Kamila, pasirodai. Rodai du pirštus. O! Va, ir žinokit, ieškom sniego ir panašu, kad rasim
O, laukit. Žiūrėkit. Taip. Prašau. Gerai. Bus pirmas Kamilos rimtas slidinėjimas. Mama labai didžiuojasi. Kamila, ar tu pasirengus? Gerai. Stabdom. O, labai gerai. Stojam. Važiuojam. Stabdom. Gerai, mes jau pasirengę. Gerai, varom. Palauk, tu laiky kojas, kad būtų vienam kart, gerai? Gerai, Kamila, sukame. Gerai. No comments. Buvo tikrai tokias labai brutal conditions. Kamutė užvažiavo ant ledo dideliu greičiu, ne? Ir sulūžo apkaustai, tai šiaip ne taip, žinokit, aš tikrai atrodžiu taip apgailėtinai. Bandžiau viską nešti nuo kalno, žodžiu. Tai va, man dabar raminasi, mes dar turim adrenalininį rašą tokį. Bet bulvytės taiso situaciją. Pavargus, bet vis tiek einam vakarieniaut. Labai gražiai susitvarkiau Kamilytę. Kamilytė, teik truputuką pamojuok gal į kamerą, pažiūrėkit kokia gražuolė. Eisim vakarienės, taip? Ja. Nu, susidėjom savo gražiausią suknelę. Ja, kalėdinę. Ja, paragavau krasanai skanus, tai pasirodė kranus. Gerai, tai tu susirink savo undinėlę, aš pasitapu lūpas. Ir mes tada jau keliausim. Ir nustebinsim tėčius. Sesė maudasi. Tėtis kažkur skaito knygą, iškėlėsi po kelionės. O aš su Kamilyte ruošimės. Turiu labai fainas kvapalas. Galvoju, reikės nusipirkti, kaip grįšiu, kol kas turiu tik tai mėginuką. Byredo Desert Dawn. Gal užrašysiu ant ekrano. Tik tai dabar nematau pačiu. Į mane gal pakvietė? Ateik. Tokie pusryčiai. Dabar pažiūrėsim, ką veiksim šiandien. Kamilytės pusryčiai visada būna košė, paskui jeigu lieka vietos, tai dar blinukas, smūzis, ane Kamiliuk? Kas tau čia skaniausia? Blynai. Blynai? Ja. Vaikam, ryto pramogas, maitinimas gyvūnų. Ta pasakys. Žiūrėk, to ir įsisuksim. Tokį daiktį jau labai senai nevažiavus. Nesivažiavus, kada nors. Lauk, atsargiai. Gerai, paskutinis ratas. Oi, va čia mūsų visas viešbutis, visas kaip rezortas, gal sakyčiau. Oi, o čia su mergaitėm lipam čia nuo kalno. Pirma priekį, žiūrėk, Kamilytė, pirma priekį. Kamilytė, važiuok tiesiai, slidukės laikyk ir važiuok. Einam greičiau. Paleisk. Dar noriu parodyti žaidimų kambarį, dabar toks truputį suverstas, bet tikrai gražiausias kambarys, kokiame esu buvus. To greitai apibėgam. Jeigu neturit vaikų, žinau, kad nebus įdomu, bet toks labai clean, labai skandinaviškas. Ir tiek medžio, taip jauku. O šičia yra vaikų daržiukas, kur tėvai jau nebegali eiti. Kamila ten kažkur žaidžia, pasižiūrės. Kamila! Šiandien parodysiu jums truputį adult only. Šiandien nieko nėra, tai jums aprodysim truputį kaip viduj. Reikia vaikščioti sutiesusi. Čia bus mūsų grožio diena,
ryte šiandien. Žiauriai gražu. O ten kažkur Kamila kiek susizinėja. Bandau pasikelt savo geležį, ne geležį, varį ir geriu iš varinių indų. Bet kaip įdomiai, bet nežinau, čia tikrai varis. Turėtų būt varis. Esam daugiau išėjom dar apie tratuką, pasižiūrėt, kaip lemputės atrodo. Nieko nesimato. Mano ryto rutina. Visada Timeless AB5 serumas. Nežinau jokio kito produkto, kuris taip gerai drėkintų. Man taip gerai pridrėkina ir išlygina odą, kad aš visai kitaip jaučiuosi. Tai visada pradedu nuo Timeless, iš tikro kartais raudoną tepu ryte, kartais žalią. Dabar kaip tik pasidariau procedūrą, kur čia su rūgštim. Tai dar toks paraudęs veidas, bet pamatysit, kaip gerai bus truputėlį vėliau. Šitas produktas kosminis. Aš jį vežuosi visur visas keliones, naudoju jį mano dukra, mano vyras. Aš nežinau kito tokio gero produkto, kuris taip greitai pridrėkintų ir nuramintų odą. Dar pasidarau Leclerc kaukę, man šitas kaukės kosminės yra, jos yra mūsų brandas, labai jom didžiuojuosi ir žinau, kad visur jas vežuosi, lakštas superinis, labai gražiai nugula ir labai gerai išlaiko drėgmę. Tai patakos rytinės procedūros, tai viskas, žinokit, oda mano ir skrydį ir laikys, ir komplimentų gausi, tikrai išbandykit produktus. Turiu jums pasirodyti, kaip atrodo oda po šitų produktų. Tikrai bandykit drąsiai, jeigu pamatysit, kas kur nors pas mus jų šopė, tai žinokit, imkit iš karto, nesva. Gerai, viskas, einam pusryčiau. Kamila tau daro šitokias sultis. Abolių su morkų. Tai morkų jau yra, dabar gal obuolių. Ne? Prašau. Yes. Daiktus ir skubu labai. Iš tikrųjų, biškį esu išpykus, nes viešbutis nėra pilnas ir reikia čekauti ant 11 valandą ir mums nedavė tos papildomos valandos ir aš nesupratau, kodėl. Tai va. Tai kadangi čia yra labai brangus viešbutis, tai man atrodo, kad taip neturėtų. Mūsų kelionė jau eina į pabaigą. Aš nežinau, ar dar turėsiu laiko taip ramiai pasėdėti su jumis ar atsisveikinti. Nežinau, po to viskas vyksta labai greitai. Lėktuvai, vaikai. Tai va, tai labai tikiuosi, kad jums patiko vlogas. Parašykite, jeigu patiko, nes mes dar vis svarstom, kokį formatą laikyti YouTube. Ar daugiau daryti vlogus, ar daugiau tiesiog dalinti savo patirtim. Taip, kad tavo komentaras labai reikalingas. O aš atsisveikinu.